Sveiki visi. Šiandien vėlgi šeštadienis, Nornų diena ir dar toks skaičius kaip 11, kuri reiškia dualumą arba tiesiog išmintį, pažiūrėjimą ir į viršų, ir į apačią. Ta prasme, šiandien turiu tokias temas, kaip ir anonsavau. Tai tokius 5 klausimus, gana sudėtingus. Seksiu savo būsenas ir savijautą, nes tokia informacija yra gana gili ir ima daug energijos. Tai kaip kada gali man atsiliepti, aš pajausiu. Bet tikėkime, viskas bus gerai. Susidėliota pas mane viskas taip, kaip reikia ir pasiruošta. Taigi klausimai. Pirmas būtų visatos energijos Žemei šiam momentui ir netgi tendencijai 26 metams. Antras - imigracija pasaulyje, kuri dabar įgyja tokią pasaulinį neramumų lygį šalyse. Tai visgi įdomu pasižiūrėti, kokie energijos srautai visatos prasme veikia į šios procesus. Taip pat trečias - visatos architektai, kas jie. Bandysim pažvelgti. Dar toks įsiterpia klausimas, ketvirtas - žmogus ir pinigai. Kaip į žmogų veikia materija. Ir penktas - žmonija ir žmonių skaičius Žemėje. Čia toks daugiau abstraktesnis dalykas. Taigi bus įrankiai šventosios runos ir procentus ar skaičius žiūrėsiu su švytuokle, kaip pagalbinė, kai jau man prireiks. Turiu atitinkamas grafiką, pagal kurią aš žiūrėsiu, kuriam pasaulio lygmenį yra, reiškia, tos jėgos. Kaip ir sakiau, jos yra viršutinės šviesiosios jėgos ir apatinės, reiškia, tamsesnės jėgos. Žiūrėsim, iš kur tos jėgos eina šiems klausimams. Taigi, aš pažvelgsiu visada į užrašus. Čia turiu pasidėjusi, kad tiesiog man būtų lengviau orientuotis. Žodžiu, kad dar čia taip atgrasiau. Taip, iš karto pasakau, kad šitas video bus iš 2 dalių, kadangi man kompiuteris sunkiai krauna visą video ištisai, tai jos paprastai aš dalinu į tas 2 dalis, kad man greičiau krautųsi YouTube kanalui. Taigi, pradėsiu nuo pirmo klausimo. Visatos energijos Žemei. Susikaupiam. Visatos energijos Žemei. Kokios jos dabar veikia į Žemę ir mūsų žmoniją. Viena runa, signifikatorius. Įsa. Kaip tik atėjo Verdandi Norna, kuri reiškia kaip būtent dabartį. Ji negatyvi. Reiškia visgi energijos, kadangi yra Įsa,
tai jos vis dėlto eina iš apačios. Tai yra energijos eina žemųjų vibracijų. Žmonijai tarsi uždedamas kažkoks tais kaip skafandras, kad jie sunkiai susigaudytų, turėtų problemą, kurią sunkiai spręstų, tiesiog pati verdandi stabdo gyventojų egzistencijai kažkokius procesus. Dabar pažiūrėkime, kas tai detaliau, kas stabdo. Tikiuosi, runas matote, aš bent jau taip paverčiu. Na taip, tiesiog stabdo būtent pilnatvinės energijas, žemiškąją egzistenciją, kad kad žmonija neturėtų rezultatų, bet čia eina kalba daugiau apie žemiškąją egzistenciją ir išgyvenimą. Ir tas išgyvenimas virsta chaosu. Taigi, verdantis stabdo ne tik susimąstymą tokį, kai jis nesuprastų tas žmogus ar žmonija, bet netgi pastato kaip procesą negatyviai stabilų, kuris neša tiesiog, čia išeina ir moterims, ir vyrams, čia išėjo šitos runos, kad chaosas yra tarp šitų energijų išgyvenimo, emocinės sveikatos, žodžiu, žmonijai. Ir dar chaosas, būtent Turysės runa, kuri dar yra, jeigu imtumėm pagal simboliką okultinę, tai yra velnias. Žodžiu, kuris neša chaosą ir kirtį. Tai šiuo atveju žmonijai tokios gana negeros dabar eina energijos, o kad chaosas, tai mes visi matom. Ir svarbiausia, kad tai jau stabiliai įkalta dabar veikia. Gerai, dabar pažiūrėsime, ačiū. Dabar pažiūrėsime, kokia tolimesnė 26 metų tendencija šitų. Dabar 26 metų aš čia paimu numerologiją, kadangi toliau bus 26 metams tendencija į plius, taip 26 gal darysiu kada atskirai, čia taip orientacijai. 26 metai yra 10, jeigu sudėjus 10, 1 plus 0 lygu 1. Tai atitinka Saulė, aktyvacija, pradžia, naujas potencialas. Jeigu šie metai yra 9, paskutinis pabaiga, tai kitais metais, reiškia, bus kažkokia aktyvacija, pradžia kažko tai. Tai kas ta pradžia ir nuo ko ta pradžia, ar jinai įsivystys į naują pradžią nuo šių metų, tai žiūrėsim. Taip, čia panašiai taip orientaciniai. Žiūrėkime, kokia tolimesnė tų energijų įtaka mūsų žmonijos gyvavimui. Tiems 26 metams, taip, čia orientacinis, kadangi dar kiti metai, aišku, tolimiau, bet toks orientacinis. Tolimesnės energijos. 3 runos. Vėl tas.
Stop. Taip. Taip, galiu iš karto pasakyti, čia įdėjau šitą būtent tuščią runą, kuri reiškia Odinas, ir Odinas ir aukščiausios jėgos pačios spręs. Man skaityk iki čia toliau nerodo. Nu, negali rodyti, aš per daug noriu žinoti, kas jau kitiems metams, o dar šie metai yra. Nu, tai vėl tą patį rodo, kad irgi vat, ta pabaiga, ko gero, persikels, kaip dabar yra, į kitų metų pradžią. Tikrai, kadangi bus sustabdytas egzistencinis toks pilnatviškų jėgų buvimas, išgyvenimas, gana sudėtingas. Ingus yra, maistas, valgis. Čia gali būti visko su visokiom pasekmėm. Taigi šį kartą trumpai, nes iškrito būtent šitą runą, kuri rodo jau toliau informacijos nerodys šiam klausimui. Ačiū. Gerai. Dabar kitas klausimas, kas yra nuslėpta arba nematoma žmonijai dabar aukščiausių jėgų požiūriu. Kas nuslėpta? Ko žmonija nemato arba neturi teisės. Taip, trečias. Aš tikiuosi, runas matote, nes jos mažos, bet... Taip. Ingus vėlgi, galas negatyviai yra. Mes nematome, kad jau užsuktas labai negatyvus procesas laiko. Nėra šiuo atveju laiko veikimas. Gerai, aš pasižiūrėsiu. Čia mano tas, taip, Ingus. Ingus iš Hagalas, taip, eina iš požemio. Taip. Realybė, būtent šiuo atveju mūsų ta realybė, kas nuo mūsų nuslėpta, nuo žmonijos nuslėpta, kad jau užvestas destruktyvus procesas. Labai destruktyvus procesas žmonijai. Vėlgi susijęs su maistu, su išgyvenimu. Ir, žodžiu, mes to nematom. Tiksliau, mes neturim teisės to matyti, nes čia jau veikia aukščiausios jėgos, šiuo atveju Hagal, tai Hel, požemio jėgos. Aš kaip ir sakiau iš energetinių laukų, kad požemio jėgos iš tikrųjų visada jos būna aktyvios, kadangi faktiškai tos žemės procesus požemio jėgos daugiausia ir suka. Aukščiausios jėgos vadinamos, kur, žodžiu, šviesioje pusėje stebi. Taigi, tai kas numatyta, kad jau procesas užvestas labai negatyvus žmonijai. Su išlikimu, kažkas su maistu, su gyvybe, su išlikimu labai negatyvaus yra. Gerai, dabar antra, ką aš turiu, imigracija pasaulyje, kaip susiję, yra toks mistinis dalykas pas mane buvo. Kai aš dariau vieną dalyką, man reikėjo tiesiog daryti maginį procesą vieną, veiksmą. Ir būtent kai aš tą padariau, kažkaip tai būtent kitą dieną
o tai rugsėjo 14 atsitiko taip, kad maginis veiksmas į Angliją ir tuo pačiu Anglijoje staiga kilo tas visas protestas žmonių dėl imigrantų. Tai, mistiškai kažkaip tai man sutampa. Yra kitų mistinių dalykų. Kartais mano formulės suveikia, taip va, globalinių dalykų. Ne vienas jų yra toks suveikimas, bet aš jau nebesigilinsiu čia. Taigi, klausimas, kokios aukščiausios jėgos inicijuoja judėjimus dėl imigracijos. Gal ir emigracijos, aišku, keitimasi žmonių įvažiavimo. Amerikoje, Anglijoje, Europoje, Pabaltijos šalyse, kadangi čia jau yra globaliniai dalykai. Kokios aukščiausios jėgos visą šitą aktyvuoja. Antra runa. Trečia runa. Taip. Aktyvuoja tamsiosios jėgos iš požemio. Vėlgi imsim tą dalyką Eivas. Čia. Taip pat žiūrime Eivas, kadangi Jera yra taip, čia mūsų pasaulis, Eivas yra požemyje. Požemyje ir lagus žiūrime, kur mes lagus turime. Lagus irgi nuo Hel. Taip. Lagus taip pat yra požemyje į procesus. Tik viena kenas yra ir kuri neigiama yra iš dievų. Reiškia, šitos procesus inicijuoja požemio jėgos, povandeninės, kaip pasakyti, jeigu tai imti skandinaviško panteono mitologijos reikšmę, tai yra kaip vandens drakonas, vadinama vandens gyvatė. Jinai yra požemė, kaip mes žinom, vanduo daro permainas. Ir šiuo atveju, kadangi kenas yra negatyvi, tai aišku, kad yra juodai, tai yra juoda, tokia, kuri prigesina šviesą, užtemdo ir kaip iš požemio būtent inicijuoja šitą procesą ir šitas procesas tęsis, kadangi tai Eivas dar ir Norna ateities kult. Reiškia, šitas procesas tęsis. Gali, sakykime, 9 mėnesius, gali 9 metus. Žodžiu, čia kaip jau jos nuspręs, bet šitą inicijuoja būtent juodosios jėgos. Tai yra požeminės jėgos. Taip, jos stiprios, matyt, atėjo laikas toks, kad kažkas tai yra nenužiūrėta pasaulyje, aišku, kažkas yra neteisingai nuspręsta, padaryta ne taip, kaip reikia, ne pagal teisingumą, ne pagal proto šviesumą, atvirkščiai tamsiais siekiais. Tai todėl aukščiausiosios jėgos iš apačios inicijuoja šituos judėjimus ir procesus, kurie yra
juodųjų jėgų poveikyje. Paprastai